Nes sekmadienį po šventų kalėdų su Dievo žodžiu iš Senojo testamento skaudi viešpačio jo ištikimųjų mirtis, tad atnašausiu tau bendravimo auką ir šauksiu su viešpaties vardu. Aleliuja. Šiandien pagal kalendorių bažnyčios 28 gruodžio nekaltų vaikelių diena. Prisimename Erodo žiaurumą, kaip jis norėdamas nužudyti kūdikėlį Jėzų išžudė Betliejuje gimusius berniukus iki 2 metų. Pradėkime šias kalėdų laiko pamaldas su bendra giesme Roželiai pražydėjo 34 giesmė. kad nutildytų priešą ir maištautoją. Kai žvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pritvirtinai,
Kas tas žmogus, kad jį atsimeni, kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Visagalintis Dieve, gailestingasis Tėve, aš garbingas nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kurias nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kurias nusipeldęs savo stipriai šeltinai ir amžiškai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs savo didžios malonės, ir tavo mielo sūnaus Jėzaus Kristaus, mano viešpaties, kurios kentėjimo ir mirties dėlei, pasigailėk maloniai manęs vargingo žmogaus ir atleisk man visas mano nuodėmes, kai suteik maloniai šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Man kartu tikėt, kad už tavo nuodėmes viešpats Jėzus Kristus ant kryžiaus kentėjo ir mirė už tave, jei to tiki išpažintas sakydamas tikiu. Trečia, ar nori padedant Šventajai Dvasiai savo nuodėmingą gyvenimą keisti, elgtis taip, kaip viešpats moko savo Evangelijoje, jei toks tavo noras, tai sakyk noriu. Tebūnie, kaip tu įtikėjai ir išpažinai, žmogus mato pasireigiamą akiems, o viešpats tyria mūsų širdis. Aš, kaip viešpaties pašauktas važiuoti ir šventasis Evangelijos tarnas, skelbiu ir tau. Kai savo nuodėmes išpažįsi, dėl jų gailiesi Dievo malonę, visų tavo nuodėmių atleidimą, ir tai darau vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties ramybė visą pasirinkti.
Viešpatie, turėtume veikti tavyje, tavo žodžių klausytume, jį priimtume ir jį pašventinti būtume Jėzumi Kristumi tavo sūnumi. Kad išmoktume jo pasitikėti ir savo poreikius pagal tavo žodį gerinti ir amžinai iškelti statyti per Kristų mūsų viešpatį. Susėskime šventą raštą. Pasiklausykite Dievo žodžio iš Jeremijo knygos 31 skyrius nuo 15 iki 17 eilučių. Taip kalba Viešpats. Pasigirdo aimanos šauksmas Ramoje, raudojimas ir grūdus verksmas. Prakelia raudą savo vaikų, ji nesileidžia pagodžiama, nes jų nebėra. Taip kalba Viešpats. Nustok įmanavusi, nusišluosi ašaras, nes iš tavo vargo bus atlyginimas. Tai Viešpaties žodis. Jie sugrįš iš priešų krašto, viltinga tavo ateitis. Tai Viešpaties žodis. Tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Antrasis skaitinys. Paklausykite Dievo žodžio iš apreiškimo Jonui 12 skyriaus nuo 1 iki 6 ir nuo 13 iki 17 eilučių. Ir pasirodė danguje didelis ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikai. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąlaidos bei gimdymo sokolus. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugniaspalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemėn. Slibinas įkodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur jai buvo Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Bet vargas žemėje ir jūroje, nes pas jus nukrinta velnias, kuris kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai lietuvis laiko. Slibinas pamatęs, kad yra nutrenkta žemė, puolė persekioti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti 2 didžiojo erelio sparnai skristi į dykumą, į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį, 2 laikotarpius ir pusę laikotarpį. Gyvatė paskui moterį iš savo nasrų paleido upę lyg vandenį, kad srovė ją pagriebtų. Bet žemė pagelbėjo moteriai. Žemė atvėrė savo žiotis ir sugėrė upę, kurią Slibinas buvo padėjęs iš savo nasrų. Ir įnirto Slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Palaiminti, kurie girdi Viešpaties žodį ir jo laikosi. Aleliuja. Šventoji Evangelija, kuria remiantis šios dienos apmąstymas, tai Evangelis pamato antrasis skyrius nuo 13 iki 18 eilutės. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: kelkis ant kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieško kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną
ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad įsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašaukė savo sūnų. Erodas pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntė žudyti Betliejuje ir jo apylinkėse visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet įsipildė pranašo Jeremijo žodžiai, pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos. Tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jau jos nepaguos, nes jų jau nebėra. Amen. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Išklausę Evangeliją, išpažinkime savo tikėjimą, kuriame buvome pakrikštyti. Kartu tardami. Teikiu Dievą Tėvą, visagalią dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną atėjęs iš numirusių,
Evangelijos žodį. Mečiam viešpatie tavo šventosios dvasios, tavo išminties, palaiminimo, kad viešpatie Evangelija, kurią girdėjome, pasiektų mūsų širdis, kad mes suprastume, ko tu mūsų mokini viešpatie per šias Evangelijos įtvarką. Būk viešpatie tarp mūsų, nes tavo žodžius tiesa ir šviesa mūsų keliui. Amen. Prašom. Taigi šis sekmadienis, kaip minėjau, po šventų kalėdų 28 gruodžio vadinamas nekaltų vaikelių diena. Jėzaus gimimo istorijos Evangelijoje neša džiaugsmą, neša ramybę, paguodą ir viltį žmonėms. Tačiau šį Evangelijos ištrauką pagal Matą 2 skyrius mini vieną liūdną istoriją. Po Jėzaus gimimo jau buvo praėję šiek tiek laiko, keletą metų. Jeruzalėje pasirodė išminčiai iš rytų. Jie manė, kad tai ypatingas vaikelio gimimas, jie jo ieškojo Jeruzalės mieste, nes karalius sostinėje Jeruzalėje turėjo gimti. Klausimas, kur gimė žydų karalius, labai išgąsdino Erodą ir visą Jeruzalę. Nes visi žinojo, koks negailestingas ir žiaurus gali būti šis valdovas. Jis išžudė visus, kas bent kiek galėjo pretenduoti į jo sostą. Taigi išminčiai įspėti sapne grįžo į Jeruzalę ir nepranešė Erodui apie kūdikio buvimo vietą, bet kitu keliu sugrįžo namo. Erodas pasijuto apgautas. O apgauti tironai visada niršta. Būdamas jau 70 metų senis, jis susigando 2 metų vaikelio ir duoda žiaurų įsakymą išžudyti Betlėjuje jo apylinkėse visus berniukus iki 2 metų amžiaus. Tikėdamasis, kad taip jis atsikratys nepageidaujamo pretendento į savojį sostą. Tironai mano, kad visi privalo vykdyti jų sumanymus ir niekšybės. Taip buvo 1000 metų atgal, dar prieš Kristų ir Kristaus laiku, taip yra ir šiandien. Tironai nesikeičia, jie visada vienodi. Šioje istorijoje keletas mums svarbių detalių. Pavyzdžiui, karaliai atėjo ne į Betlėjaus tvartelį, kaip mes dažniausiai esam pratę manyti. Jėzaus pagarbinti, o į namus, kur Juozapas ir Marija buvo apsigyvenę. Galbūt tai buvo nuomojamas butas. Ir kol vaikelis kiek paaugs ir jie galės grįžti į savo gimtinę. Prakartėlėse mes matome 3 karalius tvartelėje šalia ėdžių. Bet tai yra tik simbolika, tai nėra tikrovė. Kaip ir netitinka tikrovės, ką tik gimusio kūdikėlis ėdžiose šalia tų 3 karalių. Smulkmenos ir atskiros detalės Biblijoje nėra surašytos ir dėl to mums per daug nerimauti dėl to nereikėtų. Svarbu, kad jisai gimė Betlėjuje. Svarbu, kad išminčiai atvyko į Betliejų jo pagarbinti. Svarbu ir tai, kad Dievas apsaugojo Jėzų, kad jis nežūtų nuo tirono žiaurumo, bet sulauktų metų, kai įvykdys žmonijos atpirkimo darbą, mirstant kryžiaus Golgotoje. Grįžkime prie tos liūdnos istorijos. Piktieji tironai neturi ramybės. Karalius Erodas taip buvo pagarsėjęs savo žiaurumais, kad šių vaikų žudynės daugeliu istorikų liko net nepastebėtos ir neužrašytos. Iš evangelistų tik vienas evangelistas Matas apie tai rašo. Sąsajos su šia istorija yra ir Jeremijo pranašystėje, kur užrašyta pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos, tai Rakelė rauda savo vaikų ir niekas jų jau nepaguos, nes jų nebėra. Tuo laiku Betliejus buvo mažas miestelis. Manoma, kad tuo metu buvo išžudyti 10-15 vaikų. Skaičiai gali būti netikslus, kai kurie sako, kad daugiau, bet motinams, kurių vaikus nužudė tie žiaurūs kariai vykdydami karaliaus valią, nėra skaičius svarbus.
Tai didžiulė kančia, matant, kaip jos vaikelis žūsta nuo žiaurių egzekucijos vykdytojų rankos. Motinos akise tiesiog tie vaikai buvo sukapoti, nužudyti. Motinos verkia ir gedi savo vaikų ir šiandien Ukrainoje, nes vykstančios karo užgaidos negaili nei vyrų, nei moterų, nei vaikų ir net kūdikių. Kiek vaikų buvo išžudyta koncentracijos stovyklose? Ne dešimtis ir tūkstančiai mažų kūdikių ar vaikelių. Erodo atsiranda visais laikais ir jie lieka žiaurūs ir negailestingi. Čia mes turėtume taip pat paminėti kitą liūdną faktą, o kiek motinų nužudo savo vaikus, negimusius dar. Pačios motinos priima tokį sprendimą nužudyti tą, kuris nereikalingas, kuris yra nepageidaujamas. Ir moteris kovoja su transparantais, išeina į gatves, moteris už savo teises, bet niekas nepagalvoja apie tą kūdikį, kurio niekas neapgina, nei įstatymas, nei pats artimiausias žmogus motina. Taigi žiaurumo yra visur ir šitas visas pasaulis yra pilnas žiaurių pavyzdžių. Rama, kuri minima Senajame testamente, pranašystė yra apie 8 kilometrai į šiaurę nuo Jeruzalės. Matas rašo, kad išsipildė tai, kas buvo pranašo pasakyta. Pasikartojo toks skausmas, kuris buvo išgyventas ir Jeremijo laikais. Tokie žiaurūs įvykiai žmonijos istorijoje nuolat kartojasi. Tai buvo, kaip minėjau, prieš kelis tūkstančius metų, tai buvo 20 amžiaus antroje pusėje. Tai vyksta ir šių dienų pasaulyje. Juk žmonės nesikeičia, jeigu jie nepažįsta ir nepripažįsta Dievo, jo tvarkos, jie tampa tironais. Jie pripažįsta savo valdžią ir galią ir tada kenčia nekalti. Tik kūdikiai buvo motinų vaikai. Sunku įvertinti tai, ką jos tos mamos išgyveno. Būtent tai gali patvirtinti motina, netekusi savo vaiko, ypač jei jis buvo nužudytas, ar žūsta kokiuose nors aplinkybėse. Blogis žemėje egzistuoja ir jis egzistuos. Iki tol, kol nebus sunaikintas. Kad jis bus vieną dieną sunaikintas, tai mes žinome iš Šventojo rašto. Pranašas Isaijas 11 skyriaus 4 eilutėje rašo apie tai, kad Jesės kelmo atžala, kuri savo pūstelėjimu sunaikins nedorėlį. Cituoju, jis ištiks žemę savo burnos lazda, nužudys nedorėlį savo pūstelėjimu. Tada nebebus motinų verksmo, bus atlyginta teisingai kiekvienam pagal jo darbus. Ko mes galime pasimokyti iš šios liūdnos istorijos? Ką mums gali kalbėti ši istorija? Turbūt pirmą tai, kad nepamirškime, kad blogis egzistuoja. Ir jis egzistuos, iki Viešpats sugrįš antrą kartą. Taigi neįsigaskime, jei mes išgirstame blogus dalykus apie blogį ir panašiai. Apie žiaurumą, apie žudynės ir panašius dalykus. Antra, tikintieji yra Viešpaties rankose ir Dievas jais pasirūpina ir jų niekada neapleidžia. Taip kaip Jėzus buvo apsaugotas ir nežuvo, taip Viešpats pasirūpina ir savo vaikais ir šiandieną, jeigu to mes tikime. O be to, tikinčiojo mirtis nėra tragedija. Tikinčiojo mirtis yra išvadavimas, tikinčiojo mirtis yra atėjimas pas Viešpatį. Mes krikščionys kitaip žiūrime į mirtį, į žūtį, negu tie, kurie neturi vilties. Tai mus padrąsina. Trečia, nebijokime tų, kurie gali kūną pražudyti, bet labiau tų, kurie kūną ir sielą gal pražudo. Taip Viešpats kalbėjo. Todėl turime saugotis tų dalykų, kurie mums pakenks visapusiškai, ir fiziškai, ir dvasiškai. Turime rūpintis savo sielos išganymu ir neleisti, kad kažkokia bloga įtaka ar kažkas nors kitas mūsų klaidintų, suvedžiotų, ir mes taptume pražūties vaikai. Ketvirta, kas šio istorijoje svarbu,
tai kas iš Dievo yra tikra ir joks tironas negali jo planų sugriauti. Taigi mes turim Kristų, kuris išvengė Erodo pavydo ir žiaurumo. Jis prisėmė vėliau Poncijaus Piloto verdiktą, kad ant kryžiaus mirtų žmonių nuodėmes, kad neteisėjai atgautų teisumą ir Dievo vaikų laisvę. Tie nužudyti vaikeliai Dievo karalystėje, bet ar toje karalystėje, Dievo karalystėje, būsime mes? Čia yra šios dienos mums klausimas. Tai išlieka svarbiausias klausimas ir tik nuo mūsų pasirinkimo tai priklauso, koks bus atsakymas į šitą klausimą. Dievas viską padarė, kad jo planas būtų išpildytas. Nepamirškime apreiškimo Jonui 12 skyriaus 17 eilutės žodžius. Ir slibinas įniršo prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą. Ką ši apreiškimo knyga mums sako? Kai kas šią apreiškimo moterį vadina mergelė Marija. Bet čia gali būti visiškai kitas simbolis. Čia gali būti kalbama apie Dievo bažnyčią. 12 žvaigždžių vainikas ant galvos, 12 Izraelio giminių. Ir Dievas įkūrė tą Senojo testamento bažnyčią ir jis įkūrė Naujojo testamento bažnyčią. Šėtonas visą laiką kariauja su bažnyčia ir su tais, kurie tiki. Bet šėtonas yra nugalimas. Ir nugalimas jis yra, kaip apreiškimo Jono knyga 12 skyrius 11 eilutė sako, avinėlio krauju. Tad pagrindinis teiginys tai: palikuonys, kurie laikosi Dievo įsakymų, jie turi Jėzaus Kristaus liudijimą. Jie bus persekiojami, jie bus nekenčiami, nemylimi pasaulio. Ir šiandien taip yra. Krikščionybė yra labiausiai puolama religija iš visų pasaulio religijų. Ji buvo puolama nuo pat pradžios, kai apaštalai skelbė Evangeliją ir beveik visi apaštalai, išskyrus apaštalą Joną, mirė kankinio mirtimi. Tačiau mes neturime dėl to būgštauti, kai kas mano, kad Dievas neteisingai čia viską padarė, bet per tų kankinių kraują bažnyčia išsilaikė. Per tų kankinių kraują bažnyčia išėjo per tos persekiojimus į laisvę. Ir ką ta laisvė bažnyčiai davė? Nieko gero. Bažnyčia išsigimė. Bažnyčia pradėjo visokius dalykus daryti, kas tikrai bažnyčiai Dievo netinka. Jie atsisėdo kaip karaliaus sostą, kur turi Kristus sėdėti. Ten tapo sėdo bažnyčios atstovai, sudėjo didžiausias karūnas ir valdė karalius. Karaliai turėjo kojas bučiuoti bažnyčios galvai. Į ką tai panašu? Tai tikrai ne į Kristų. Taigi mes turime būti išmintingi ir turime pagalvoti, kad Dievas mums kalba. Jis kalba apie tai, kad mes turime, kaip čia skaitėme, palikuonis turi laikytis Dievo įsakymų ir turi turėti Jėzaus Kristaus liudijimą. Tas mus išves per visus sunkumus, per visas negandas, tas mūsų stiprins, padrąsins ir duos matyti Dievo vaikų šlovę ir garbę. Taigi, Kristus yra mūsų pergalė, jis nugali visą tai, kas yra bloga ir galiausiai jis pabaigoje karaliaus ir viešpataus. Taigi, Erodai, kokie jie bebūtų, kokiame amžiuje ir kokiuose laikuose, negali tos pergalės švęsti. Jie, kaip tas Erodas numirė, pragaišo, taip ir visi žus ir kiekvienas atsiims tai, ką iš šią žemę yra nuveikęs. Dievas palaimina ir sustiprina mus ir tiek įkvėpia per šių nekaltų kūdikėlių pralietą kraują, kad mes turėtume viltį Kristaus kraujuje. Kristaus aukoje, išganimo mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Te padės mums viešpats Dievas. Amen. Dėkoju tau, kad tu esi mūsų malonės Dievas, kad esi gailestingas ir maloningas.
meldžiam, prašom viešpatie, sustiprink mumyse tikėjimą, kad jokių pasaulio sunkumo ir mes nebijotume, bet vien tavim pasitikėtume. To prašom Jėzus Kristus vardu. Amen. Prašom surinkti Viktorą būdus. Išganimo malonę, kurią tu atnešei savo gimimu ir savo mirtimi ant kryžiaus. Dėkojame už bažnyčią, kur tu įkūrei sekminių dienoje. Ir viešpatie tu pažadėjai, kad jokas priešas negalės jos įveikti ir pergalėti. Viešpatie išlaikyk ir mus. Palaimink šią parapiją, palaimink jos narius ir palaimink šias aukas, kuris tavo garbė aukojamos, jas pašventik, kai jos tau kraisis darbo tarnautų per Kristų mūsų viešpatį. Ačiū, prašom sėsti. Ir prieš viešpatės vakarienę giedosime 309 giesmę. 29 Kristaus Dovydo. Oh
Daug šventasis viešpatis gali sėdė amžinas Dieve už visais laikais ir visose vietose dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kurio dėka tu mūsų pasigaili ir mūsų nuodėmės atleidė ir amžiną gyvenimą pažadė. Todėl mes kartu su visais angelais ir dangaus pulkais tavo amžinai šlovai garbės giesmę giedame. Kuris jūs atiduodamas, tai darykite mano atminimu. Kuris už jūs bedaugiai išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite kartą gersi mano atminimu. Yeah.
kuriuo atsiuntė į šitą pasaulį mus iš nuodėmio vaizduoti, kad tu šiandien buvai nusirinkęs prie savo žodžio ir šventojo sakramento, kad tu mus stiprini, gaivini ir palaikai, padrasini mus šitoje gyvenimo kovoje, kad mes galėtume viešpatie tavo garbėje gyventi savo gyvenimą. Palaimink parapiją, palaimink bažnyčią, palaimink viešpatie visas parapijas, kunigus, diakonus, mūsų bažnyčios vyskupą Mindaugą. Duok šventos dvasios vedimo ir veikimo, kad tavo bažnyčia augtų ir stiprėtų. Palaimink visą krikščioniją. Duok viešpatie krikščionims atsilaikyti prieš visas pagundas ir puolimus, kad viešpatie liktume tvirti ir nepajudinami, kad erodų nebijotume, bet vien tavim pasikliautume ir tave garbintume ir šlovintume. Meldžiame viešpatie palaimos visiems žmonėms, taikos ir ramybė žemėje visoms tautoms, kad viešpatie karai kliautųsi ir kad ateitų ramybė ir gerumas. Palaimink viešpatie pasigailėk. Šio nuodėmingo pasaulio duok viešpatie suprasti tautų vadams ir tautoms viešpatie, kas neša tikrąją ramybę. Viešpatie palaimink savo malonę ir globok, lydėk viešpatie visus kenčiančius persekiojimus dėl tiesos. Meldžiame už sergančius ligose esančius tikėjimo brolius ir seseris. Laimink Violetą, laimink Birutę, laimink Erminą, laimink Aldoną, laimink Birutę, laimink Brigitą, Kristą, Mėtą, Marytę, Petrą ir Marytę. Taip pat mūsų tikėjimo seserą Ramunę, kad viešpatie ir sveiktų ir stiprėtų, viešpatie galėtų grįžti į bažnyčią. Viešpatie tavo malonės meldžiam visiems, kurie turi kažkokių problemų, kad jie tavo vardu būtų išlaisvinti, pagydyti ir sustiprinti. Pasigailėk viešpatie, laimink šeimas, vaikus, jaunąją kartą. Viešpatie, kad jį suprastų ir iškotų tavo veido, tavo artumo. Pergalė neš mums viešpatie mūsų gyvenimus. Nes tu nugalėjai piktai, nugalėjai pasaulį ir tu esi pergalė ir krikščionims. Palaimink mus viešpatie ir sustiprink mus, padrąsink mus ir išlaikyk mus savo malonėje ir savo rankose per visas dienas, ne tik tai šitą kalėdų šventimą, bet ir per visą mūsų gyvenimą. Tau garbė ir šlovė tebus Tėvas, Sūnaus, Šventoji Dvasia dabar ir per amžių amžius. Amen. Ačiū visiems šiandien patarnavusiems, šiandien surinkta 321 euras 20 euro centų. Ačiū aukojusiems. Toliau kviečiam puodelį kavos, kas neskubam po pamaldų, į parapijos salę. Šiemet jau turbūt paskutinį kartą kavą gersime, nes jau metai į pabaigą. Sekančios pamaldėlės yra senųjų metų vakarą. 17 valandą palydim senuosius metus, prašant Dievo palaimos ateinantiems naujiesiams metams. Sausio 1 pamaldų neturėsime, bet 12 valandą kviečiame, kas galime, paminėti Donelaičio gimtadienį Liepų gatvėje, kur yra Donelaičio paminklas. Taigi prisiminti šią iškilų kunigą ir pirmosios grožinės literatūros lietuviškos poemos metai kuriame, tai ne pamokslo knyga, bet tai yra knyga, kurioje poetas Donelaitis sakė daug gražių minčių ir ten yra apie Dievą, ir apie tikėjimą, ir visokių dalykų randame.
Sausio 3-ąją šeštadieniais Tauragėje 11 val. Yra bažnyčios naujųjų metų pradžios pamaldos, kaip kasmet renkamės po naujų metų. Tai šį kartą Tauragėje 11 val. Kur kunigai, vyskupas dalyvaus. Nežinau, ar būtų kas norinčių keliauti, ar būtų kas norinčių patarnauti, nuvežti. Tai po pamaldų pasikalbėkite ir pasitarkite. Toliau, sausio 4 yra antras sekmadienis po Kalėdų pamaldos, pirmo mėnesio sekmadienio pamaldos, be šventos vakarienės ir po pamaldų kviečiame švęsti naujus metus su suneštiniu stalu. Ką senešė, tą ir valgysit, kavos šiandien išvirsim arbatos, o kas viskas apjūsim. Gerai? Mūsų visų. Taigi, ačiū. Ir ačiū visiems, kurie šiemet buvote, kurie rėmėte bažnyčią. Jeigu kas to nesate padarę, dar galite šiandien padaryti. Dar šiandien ir paskutinį senųjų metų vakarą. O kiti metai jau bus kitų metų jau sąskaita. Taigi, ačiū Dievui, kad mes iš šiol esame. Dievas mus laimina ir mus išlaiko. Taigi, linkiu visiems Dievo palaimos, gražaus sekmadienio ir skanios kavos ir viešpaties artumo. Ir baigsime šios pamaldas su giesme 35. 35 giesmė. 35 giesmė, kurią pabaigsime. 35. Kristus Kristus iš dangaus atėjęs. Šiemet apklausą ir tada spręsim, ką daryti. Gerai, gražios dienos.